Labą dieną, buvo nemažai norinčių apie Kopartą sužinoti daugiau, tai apie pirkimus, mokesčius, parvežimą ir taip toliau. Tai parinkau tokių įdomesnių modeliukų, pažiūrėsit kainas, įsivertinsit kaip kas nuo ko, pridėsiu vežėjo kontaktus, pridėsiu video gale mokesčius aukciono, kurie yra nuo mašinos kainos, kurią tu laimi. Tai va, kažkaip lengvai, ne per sunkiai bandysiu viską pateikti, o toliau, nežinau, kam įdomu, rašot Instagramą ar komentarą, kas norit nusipirkti ir patys nedrįstat, galit asmeniškai kreiptis, tikrai padėsiu. Ten tas mokestis tarpininkavimo, nežinau, reikia nusistatyti, bet, manau, 100 eurų būtų normali kaina. Jeigu per daug, sakykit, dar pakelsim. Tai va, nežinau, viską bandau perteikti kuo paprasčiau, suprantamiškiau ir manau pavyks. Tai va, einam dabar į aukcionų video, žiūrim, ką aš ten pririnkau, iš kiek nusipirks. O video pabaigoje, kaip ir minėjau, pridėsiu lentelę su visom kainom ir taip toliau. Tai einam žiūrėti, kaip ten kas ką nugalėjo, ką laimėjo ir už kiek laimėjo. Kaip pavyzdys, pradėkim nuo Merso, C klasė, 265 prabėgas, 211 metai, benzas, 1.8 litražas, 115 kW, kupas juodas, kuris įvažiuoja. Parvežimas šito modelio, Pirkalatas miestelis, 350 eurų, plus aukciono mokesčiai. Po visų šitų parodomųjų kainų, po kiek maždaug išeina automobilį, aš pridėsiu lentelę su Koparto mokesčiais, kiek gaunasi. Nes mokesčiai yra skaičiuojami nuo automobilio, kaip čia pasakyti, pirkimo pardavimo kainos. Tai žodžiu, ten, jeigu kaip pavyzdys nupirkau automobilį už 6000 eurų, tai maždaug apie 600 yra aukciono mokesčiai, plus parvežimas. Nupirki mašiną už 3000, tai bus kažkas apie 350-400 euriukų mokesčiai. Parvežimas, aišku, visom vienodas. Tai va, toks mirsiukas. Pažiūrim, ką fotkių turim. Kartais sunku labai numatyti iš tikrųjų viską idealiai, bet plius minus viskas kaip ir įsižiūri. Per kompą ypatingai reikia žiūrėti, kad įsididint fotkės. Tai va, toks žodžiu ir toj pasirodys, kiek čia ta kaina. Su kainom irgi kartais būna labai įdomiai, nes rinkos kaina kartais Lietuvos skelbimuose būna mažesnė negu čia sustato liaudis uždaužtą automobilį. Aišku, kartais būna, kad lošia rida gera, komplektacija ir taip toliau. O kartais būna, kad labai gera kaina nuperki. Kaip pavyzdys, pirkau Opelį, rašė, kad variklis užkalęs, neveikiantis, o grįžau kuo puikiausią mašiną. Tai va. Ir tu žinok, žmogus, kartais pasiseka, kartais ne. Toks tas aukcionų gyvenimas. Tai va, tęsiant Mersą, 4000. Žiūrim, ką turim finale. Tai va, parduotas on approval tai yra kada draudimas ar tai savininkas tau arba sutiks arba nesutiks už tą kainą, ką tu laimėjai. Kada būna parašyta no rezerve, tai žodžiu, tada už kiek laimėjai, už tiek ir parsiduoda automatiškai. Vėl on approval, Volvo XC60 14 metai, kuris įvažiuoja 2.4 motoriukas, dizelis, lietuvių pamėgtas modelis, rida nebloga, 209 000. Ir iškart matot, kas darosi, kaip kova kokia vyksta energinga. Latvija, Lietuva, aišku. Ir žiūrėsim, už kiek jinai čia išvažiuos. Prasuksiu tada iš karto nuotraukas, kad pasižiūrėt. Kampas gavęs, ratas išmuštas. Bet mum lietuviam auksarankiam tokie mušimai nebaisus. Kas čia matau, airbagai visi bus palaidoti, aišku. Aš asmeniškai visada, kai perku, tai niekad neperku su sprogusiais airbagais, nes kaip pavyzdys čia irgi dabar reikia kelt panelę, tai labai daug darbo reikalų ir
Ir aš neimu susprogusiais airbagais, yra chebra, kas daro, patinka, mėgsta, perka. Tai va, žiūrim, ką 6000 bonus taimas. Bonus taimas būna, kad kartais padaro 2 bonus taimus, tai vienas praeina, jau atrodo laimėjai, bam, įmušė vėl bonus taimą, vėl intrigėlė, bet panašu, kad 6000 eurų on approval, bet manau, kad už tiek ir atiduos. Nu, dar vienas kažkajus irgi mėgstamas variantėlis. Rida labai nebloga, 13 metai, 135 000 kilometrų. Tai, bet, va, reikia atkreipti dėmesį dabar, kur yra Type, tai žodžiu vanas rašo. Tai jisai yra krovininio dokumentai. Tai visada irgi, kas jūs žiūrėsit, labai žiūrėkit, kad būtų automobilė parašyta. Nes jeigu yra van, tai jisai bus technikinėje kas metai laiko. Kelių mokestis ir panašiai, aišku, Lietuvoje, man atrodo, galima šitą visą pakeisti tą, ar tai Latvijoje, kad būtų jis, nu, kaip lengvasis, bet vėlgi čia prisidarom daug reikalų ir pinigų, manau, išeina. Tai va, benzinas 1.6, 86 kW ir parsiduodam, man atrodo, 1100 gali būti. Aš kaip statau, tai irgi visą laiką laukiu, kas pastatė iki pat galo, o dabar statyčiau, kad biškį panervuot tą kitą žmogų. Kiti būna neišlaiko įtampos nervų, tada tu laimi, arba užsiraunė tokio pačio, kaip tu darai, nu ir tada prasideda žaidimai. Tai va, 1100, on approval irgi, ir važiuoja, jeigu ką į Lietuvą. Šitų labai daug kėdžių yra, tai kam reikia, tarkim, kovinio darbinio arklio, tokius gali žiūrėti, bet jie dažniausiai būna su vairais burdačioke. Tai, bet jeigu kažkur prie ūkio, prie darbų kokių, nu, nusipirkai tokį, važinėjus tai suomiškais numeriais, 100 metų. Toks va toks, žodžiu, kas čia pas jį 367 rida, 28 metai, 1.977 dizelis varikliukas neblogas, tikrai patikimas ir va toks, va toks. Jo, nu tai čia van iš karto rašo, kad jau jo dokumentai rūdžių turi ir toks. Nu, daugelio mėgstami BMW Lietuva, X3, 2019 metų. 119 000 prabėgas, dizelis, 2 litrų, X-Drive'as. Ir gavęs per nosytę, pasižiūrim daugiau nuotraukų. Ja, panašu, kad galas šonai sveiki, komplektaciją įsivertinkit patys, nes kiekvienam reikia, kam ko reikia. Mušimas nėra baisus. Sekant, užkurtas. Tai va toks juoduliukas, visai neblogas X-as. Nu, kainą patys matot, kiek čia sukils. Run Drive pralėkė. Jo, mušimas nieko baisaus tikrai. Viskas kaip ir labai easy tvarkoma. Tai buvo nustatymas, on approval. Turkų miestas, dabar neatsimenu, ar 350 ar 400 parvežimas, bet aš paskui video pabaigoju įmesiu. Įmesiu, žodžiu, lentelės tom kainom. BMW F-kę 11 metai, 329 prabėgas, dizelis, 2 litrai, 135 kW. Toks juodas, į galą į kampą gavęs. Irgi, manau, nieko čia baisaus, nu, salonas plikas, skuduras, bet užkurtas, juoda spalva, jeigu gerą kainą išeis, mušimas tikrai nesmarkus, sudėt saloną, biškį pribūrt padaryti ir, manau, gal ir neblogas ir savo variantėlis, pardavimų irgi galima konstruoti. Espo parvežimas 350 euriukų. Mokesčiai, kaip ir minėjau, bus lentelė pridėta ir ten biškai papasakosiu, kaip kas. Kaip visada didžiausios kovos lietuviai, Latvijai, Lenkai dar būna įlenda. Anksčiau ukrainiečiai labai lindo, bet kažkaip dabar apmažėja. Tai vat pasižiūri, va, nau rezervė. Tai šitas dabar, vat, už kiek parsiduos, nu tą kainą kokią laimės, už kiek parsiduos, ten jokių galvojimų nebus. Kad savininkas gali parduoti arba negali. Čia jau dabar kaip yra, nu, rezervė, ką pastatėjai, tas tavo, žodžiu. Tai vat pažiūrim, 3,9, sold parduota, išėjo už 3900, mokesčių bus kažkas, manau, apie
apie 400 plius minus, parvežimas 3PM. Tai va, susidėkit, kas gavosi. Ceškė, 12 metai, 428 rida, Mersinė, dizeliukas, 2 variklis, 105 kW, irgi gavęs per šoniuką priekį. Toks va toks. Ir on approval pardavimas, tai vėlgi gali parduoti, gali neparduoti už tą kainą, už kurią laimėjai. Dabar čia jau nematau. Panašu, kad jau nekurtas. Tai va, nu matėt, už kiek išėjo. Nu, Toyota irgi galiu tokią palikti. Toyota Avensis, 24 metai, 223 rida, benzas, 1.6 varikliukas, 8 kW. Tai va, kam įdomu ir tokių senesnių kainos irgi bus. Galinis sparnas. Gavęs, kukliai. Tai dabar jau toje matau ateina, kaimynas prašė Volkswageno Tauraną pažiūrėti 13 metų, smarkokai gavęs per snukį. Jis žmogus sugalvojo, kad jam kaina tinka iki 2,5 tūkstančių. Tai va, tuoj bus čia už kiek mašinyčių neužilgo ir žiūrėsim, ar pavyks laimėti ar ne. Palieku dar Toyota pasižiūrėti, jeigu kažkam aktualu, už kiek jinai čia išėjo. Nu va, dabar paleisiu 4 automobilius, tai šitą kuškę. 29 metų, 304 tūkstančiai, dizeliukas 3 litrų. Ir parodysim, kaip čia kas čia su jie atsitikė. Kur esi važiuoja. Tai bus tokie visur aplink po biškį defektų, kažkokie mechaniniai, o gali būtent čia kas dega. Padangos ratai, žodžiu, taip. Matėt, už kiek išėjo, dabar šitas yra mūsų kaimyno prašymų. Iki 2500 statyt, bet matot, kas darosi. Bandom. Nu va, nėra rezervė, kur buvo, tai jau pramušė, žodžiu. Jau laimi pardavėjas, nes jau jo norima kaina kyla. Nu ir panašu ir mes už 2,5 jo nelabai paimsim. Bet galbūt, tai žiūrim. Kažkam irgi labai reikia šito Taurančiko. Taip, 2,5 pramušė. Nu dar iki 2,6 pabandysiu pakelt. Dėl 100 kito nieko neatsitiks. Bet daugiau jau, kad žmogui nepridaryt, nebekelsiu. Tebūnie. Nes mušimas tai smarkokas, iš tikrųjų čia gal dar spėsiu greit parodyti. Nu, gavus gerai čia šitą mašinytę, tai nežinau. Nežinau, ar verta jau tiek mokėti, kiek jie čia kelia, nes, ką žinau, rida didelė, 316 tūkstančių dizelis, 2 litrų jo, 130 kW ir išėjo už 2,8 plus mokesčiai apie 400, nu tai va, skaičiuokit patys, parvežimas ten iš ano miesto mačiau 3PM. Esnikas irgi šitą norėjau parodyti, rida 205 tūkstančiai, 3.2 dizeliukas, bet rašo, kad jisai yra degęs. Tai tuoj pažiūrėsim, kur jisai čia degęs, tai čia greičiausiai bus kokia skydinė, saugiklinė, tai yra, nu gal ne, gal viduje, čia kažkur kažkas užrūko Suomiai, žodžiu, tai toks va toks, nu, matėt, už kiek išėjo. X irgi rodau, nes šitos X-us irgi mėgsta tauta, 3 litrų, dizelis 256 rida, 12 metai, feisas. Taip, rezervas, pirkala, parvežimas 3PM. Pažiūrėsim, už kiek išeis. Engine breakdown, tai žodžiu variklio defektas. 225 kW, čia tas motoriukas, nu jau, čia su jais būna jau taip. Tai va taip žodžiu, rida kaip ir nieko. Kas turi variklį arba juos tvarkosi, pusė variklio bagažiniai. Čia dar kas matau, razdatkė lygtais nuimta. Nu, žodžiu, aplukštentas iš čia normaliai tas bemas, tai kaip ir sakiau, parvežimas 3PM, 3,3, mokesčių kokie 400, nu,
matematika kažkokia tokia. Nu, dar vienas įdomus eksponatas. Porsche'as Panamera 15 metų, 101 000 rida, hybridas, 3 litrai, 245 kW. For repair. Aha, žiūrim nuotraukėlės. Kas iš to Porsche likę, kėbulas kaip ir, saloniukas neblogas. Variklis vietoj, nekurtas. Tai parvežimas dabar, kadangi yra hybridas arba elektra, parvežimas iš čia, iš tos pirkalos, yra 500 pinigų. Už tai, kad elektra. Taip, daugiau. Nu, toks atrodo kaip ir viskas. Tokių visur pabiški per aplinkui. Tai va, nu, iš kiek išėjo, patys matėt. Auris 18 metų, 39 000 prabėgas, hybridas, 1,873 kW. Mušimas, nu, airbagai sprogė. Tai man asmeniškai iškart jau atkrenta, labai nemėgstu aš ten jų. Dabar taip, nematau, lygtais užkurtas, jo. Nu, va toks, tai vat kam reikia. Irgi matėt kainą. Mazda 2. Kokiam studenčiokui, moterytei, mergaitei. Irgi mažas prabėgas, 42 000, 23 metai. Hybridukas, kuris važiuoja į kampą gavęs, irgi nieko baisaus skaitau. Automatas. Snukis vietoj, užkurtas. Tokia, tai vat savo reikmėm, jeigu, aišku, tas kainas reikia žiūrėti, kiek rinka diktuoja, bet jeigu, va, tarkim, čia dabar ką matau, už 10 išeis, nežinau, vis tiek gal Lietuvoje kokį 12-13, manau, kainuoja. Čia nuvežus kėbulistų labai greit atsikaltų, tai va, parsidavė. Nu ką, smagiausia akimirka yra mokesčiai. Tai čia yra narystės, paprasta bazinė 50 eurų metam, premjeras 100 eurų. Tai premjeras tai bus be limitų viskas, o basicas biški turi apribojimų. Bet jeigu savo mašiną pirkti, ten tikrai užtenka basico. Tai pavėlavimo mokestis 25 eurai. Jeigu per 5 darbo dienas neišveži mašinos, už kiekvieną parą skaičiuoja po 10 eurų. Oi, čia dabar galvoju. Tai pailiui neišvardinsiu. Žali popieriai 51 euras. Toliau. Čia yra pirkėjo. Nu tai čia kur sakiau nuo mašinos kainos. Tai pavyzdžiui, gerai paimam nuo 2200 iki 3500 mokestis yra 30 ir taip toliau. Viską patys matot. Toliau yra virtual bid fee, tai čia irgi kaip kažkokie internetiniai vidaus mokesčiai, nu, bet jie ten paskui parodysiu pilną lentelę, kas gaunasi grinai už automobilį. Tai čia irgi yra nuo kainos, pavyzdžiui, nuo 1000 iki 1500, 25. 23. Toliau reception storage maximum days 50 eurų. Nu, žodžiu, kas netingit, įsiversit, vertėjų nebūsiu. Toliau parodysiu viską, kaip atrodo, kada nupirki mašiną. Nu, va, kaip pavyzdys, BMW X3 nupirktas už 6400, plus kažkoks mokestis 15 euriukų, pirkėjo tie mokesčiai, ten kur lentelė buvo 575, paskui virtual 40 ir green papers popieriai 51 euras. Sumoje gaunasi, kopartui sumokėjau 7081 euras. Tai va, nuo 6400 iki 7081. Plus parvežimas 350 eurų. Tai va, parvežimo kainas irgi paskui pridėsiu. Vežėjas turi pasidaręs lentelę. Ir kam reikia, kreipkitės. Galiu nupirkti, parvežti, viskas tvarkyti. Galiu nukreipti pas parvežėją, nu, kaip sakyt, pas vežėją. Numerį paduosim ir pridėsim dar lentelę su visais kontaktais. Tai mielai skambinat ir
tikrai sustarsit, gerai dirba, greitai dirba, kainos geros, viskas čiki-piki. Bet veža jisai į Kauną, tai čia turbūt labiausiai aktualu kauniečiam. Nu ką, aukcionai baigti. Ką nupirko, už kiek nupirko, matėt patys. Tai va įsivertinkit, ar verta veltis, ar apsimoka, neapsimoka. Bet sakau, aukcionas toks dalykas. Kartais labai gali gerai nupirkti, o kartais ne visai gerai. Kaip pavyzdys, o dabar irgi pirkau tokį Opeliuką, 18 metų, 1.2 benzas. Rašė, kad variklis užkalęs, bet grįžus nieko, variklis neužkalęs, dirba gražiai, bet yra problemų, meta tepalo klaidą, dar tokių klaidų, tai manyčiau, kad bus panaši situacija kaip su baltų pežiuku buvo. Čia bus kitam video papasakosiu, kas ten tiksliau buvo. Žodžiu, nenukrystam nuo temos. Vežėjo kontaktus daviau, kainas vežėjo irgi parodžiau, aukciono mokesčius kiek maždaug įsivertinti, dar plus prie kainos parodžiau. Už kiek maždaug automobiliai parsiduoda, kažkiek perteikiau, bet, nu, sakau, čia kaip dieną, taip kainos šokinėja. Tai va, hebrytė daugiau nežinau. Domina, klauskit, reik nupirkt, nupirksim. Patarimą irgi visada duosiu, tikrai negaila. Ir neimsiu už tai pinigų, kad ten už kiekvieną pagalbą, kaip sakoma, eurus kiti graibsto, pas mane to nėra. O daugiau nežinau ką, palinkėsiu, jeigu eisit, kaip sakyt, dalyvauti aukcione, laimės, sėkmės ir gauti kuo geresnius bolidus. Tai šiandien tiek, kopartą išnarpliojom, bandom toliau judėti su kopartu ir iki sekančių video.